sugalvojau ir aš kalnus pasimatuoti. Taip vadinsis mano šitas video. O kaip geriausia matuotis kalnus, jeigu ne į aukščiausią Lenkijos kalną lipant ir ryšį. Bet kiek užlipsiu, pažiūrėsim. Žodžiu, atvažiavau mašiną, palikau prieš Tripskį plėso. Įdėsiu, kur tai randasi. Trumpas haikas vakar iki Proplėskį plėso, ar kaip jie ten vadinasi. Čia yra viešbutis, galima pernakvoti. Ir šiandien dabar trumpesnis ėjimas, beveik 5 kilais gal. Ir 300 metrų sukilimo. Tai va, pradėjau 7 ryto. Eisiu lėtai, kai sraigi, visi lenkia mane. Bet jau po vakar supratau, kad lipti kalną ne tas pats, kas Vilniui aplink Jeruzalę vaikščiot. Visiškai kitaip. Pulsą laikau žemai, antroj zonoj. Kai išlipa iš antros, stoju pailsėti. Taip išliaužiu po biškį. Gerai, kad daug žmonių eina. Visus reikia praleisti. Galiu dažnai ilsėtis. Straigius aš, visi mane lenkia. Jauni, seni. Bet eina kriokdami. Kiti jau tokie mėlyni beveik. Tai šiandien gal nuo to Tripskį plėso. Man tai čia tik 2 kilometras dar. Jiem tai jau koks 6-7 gal. Žodžiu, kiti arba nežino, ką daro, arba žino, ką daro. Aš tai, kai čia pirmą kartą, tai labai neskubu. Pulsas lau, sėdžiu, ilsiuosi. O ką reiškia pasimatuoti? Mano apsisukimo laikas yra 11 valandą, dabar 7. Kiek užlipsiu iki 11 tiek. Beje, kuprinė nuo vakar tuštesnė. Dalį daiktų palikau viešbutį. Labai gerai. Daug lengviau. Dar šiaip kaip pailsėjęs, tai jaučiasi, kai lengviau lipas. Kaip gražu. Kaip graži. Nu, viršūnės tai debesyse. Ką tik aplenkiau praktiškai visus, kurie mane aplenkė. Kažkoks resting point yra prie kriokliuko. Sėdi, valgo visi, rūko. Pavalgys, parūkis. Vėl mane aplenks. Po to aš juos kur nors. Taip, kad tas lėkimas tai ne kažką. Slow and steady. Beje, pradžioj tako buvo ženklas, rodė iki ryšį viršūnės 3 valandos 15 minučių ėjimo. Tai iki kito ženklo, kuris rodo, kad iki viršūnės 2,5, tai 20 ir 15, 25 minutės tipo. Aš nejau per 4. Tai nelabai ir aš slieku čia. Tai čia visi šiti buterbrodo valgytojai ir rūkoriai. Jie tiesiog lekia. Greičiau negu reikia. Bet gražu. Įsivaizduoju, kur kelias veda. Bet spėju į ten kažkur. Biškis statistikos. Na jau 2 kilometrus per valandą 10 ir sukilau 200 metrų. Kaip man neblogai. Bet šiaip kalnas toks biškį nušiktas. Nušiktas, nuverstas. Kur sėdėjau. Kur aš sėdėjau ir pasakoju, čia kažkas kakoja. A ką daryt, kai kakus nori kakoti? Bet gal susirinkti kaip ant kagvus kokius. Tai va, lepo toliau.
Pasirodo, ežeriukas yra 1,9 km aukštyje. Not bad. Gražu. Augalų nebėra. Žaliai ir akmenys. Va, kur kelias raitas. Nežinau iš tikrųjų, kur raitas. Žmonės dar kažkur matau, fotų nematau. Oh my god. Gražus ežeras. O tylukai. Jau matau, kur kelias eina. Bandau rodyti. O ten žmonės lypa. O ten. Dabar esu 1957. Kitas tikslas 2 km. Galėtų ir final tikslas būti. Bet laiko yra. Dar gal palipsiu. Beje, 9 nėra dar. 8 kem. O jau kai kurie žemyn lipa. Kiti vakar miegojo. Chata podryšami. Blemba nežinojau. Jeigu šiandien neužlipsiu, kitą kartą ir aš taip darysiu. Vieną naktis ten pailsi. Kitą dieną damuši. Ir nulipi. Nice. Žodžiu. Va ir 2 kilometrai. Užlipau savo kojytėm į 2 kilometrus. Valio. Galim suktis atgal. Bet dar lipsiu biškį. Ten kažkoks kamštis. Parlipimas jau reiks visus praleisti. Chata matosi. Nuo jos tipo. Nu, kai man valanda iki viršūnės. Gal reiks pabandyti. Laiko tai turiu dar. Va, kur ta chata. Tie, kas nori nešti krovinį, čia įneš. 2-3 maždaug nuo 1,5. Šitie šerpos, man atrodo, tiesiog stiprus turistai. Patys paima ir neša virš. Į chatą podryšam. Va, kanešikai sunešė. Čia pardavinė. Čia klausimas kyla, dėl ko tai brangu. Tai va dėl to. Va, ten lipa į viršūnė šturmas.
viršūnės ir nedaug jau. Apie 100 pėmsų kilimo ir laiko turiu dar. Juodu po biškį. Lipam į debesį. Štai ir viršūnė matosi. Žmonių tokie kaip didžiuojai. Pro tą žeriuką jau ten takiukas matosi. Nu ir užlipau 4,5 valandas nuo Proplebski prieso ir aš viršui pats netikėjau, bet Slow and Steady wins the game ir liko Morskyje oko. Ten va ta stačiau. Žodžiu, man pavyko. Pats to netikėjau, bet pavyko. Jei dabar manęs paklaustų, kas buvo sunkiausia, aišku, aš dar chatos nepriejau tos, dar aš aukštai. Bet kol kas tai lipant į viršų, sunkiausia buvo išlaikyti viską lėtai. Nieko tau neskauda, kojų neskauda, nieko neskauda, neuždūsės. Bet reikia lėtai laikyti pulsą antroje zonoje. Šliaužiau kai sraigius. Bet kai tave pradeda lenkti patys po kelintą kartą, žinai, kad kažką to darai gerai. Ne jie. Hai. Žodžiu, Slow and Steady wins the game. Iki mašinos dar kokie 8 kilai. O kaip nulipti dabar reikia. Užsilipti, užsilipau. Šito į kamerą dar tikrai nesakiau. Aukštyn lipa širdis, žemyn kojos. Neskubėkit. Sunkiausia kalne neskubėti.